Dviratininkai gatvėse jau ir dieną privalo vilkėti liemenes arba įsijungti dviračių žibintus. Lietuva būsim pirmoji tokia aborigenų šalis, kuri pasiskelbė tokį įstatymą. Dėl tokių reikalavimų dviratininkų tik sumažės, įsitikinę šios transporto priemonės mylėtojai. Dar viena proga išmesti dviratininką iš kelio, eliminuoti jį ir jo tiesiog neplatinti šito gražaus dviratizmo Lietuvoje. Privalomojo lietuvių kalbos egzamino neišlaikė kas 10 uostamiesčio abiturientas. Pedagogai sako, jog mokinius paruošti sudėtinga, mat trūksta metodinės literatūros. Kiekvienas mokytojas kaip išmano, taip ir gano. Klaipėdoje referendume dėl žemės balsavo vos 12% rinkėjų. Politologų pasyvumas nestebina. Iš esmės tai buvo referendumas, kuris skirtusi su Lietuvos įsipareigojimais Europos Sąjungai. Atgimsta Klaipėdos piliavietė, tačiau pačios pilies statybas miesto valdžia palieka ateities kartoms. Šios ir kitos temos laidoje Klaipėdos savaitė šeštadienį 20 val.